Dabar ką tik įvažiavome į Žaibo Makvyno miestelį. Bandysim pažiūrėti, gal kažkokį įdomų elementą rasim. Tuoj apžiūrėsim radiatoriškės. Route 66 ženklas. Mes kol kas dar šituo Route 66 dar nevažiavom, bet mums yra irgi pakeliui. Visi, va čia irgi ne vien mes atvažiavom šitą apžiūrėti. Nu, žiūrėkit, čia Amerikoje populiarų tie lipdukai, kaip aš Aivarui Toyotytę, kad buvau apklijavus. Superinį, gerulį atrodo. Ir šiaip autobusai čia važinėja taip apklijuoti. Fainai, kad jie moka taip iš paprastų dalykų džiaugtis. Ir aš greitai praeisiu, pasižiūrėkim, ką dar čia nais pamatysim, ar atrasim kažką, susitapatinsim su Žaibo Makvyno filmuku. Aš ten kiekvieną automobilio gal taip tiksliai ir neprisimenu iš tikrųjų iš pačio filmuko. Bet tikrai toks autentiškas miestelis. Vat visokiausi va šerifo mašina. Ir ne šiaip kokia, bet kokia. Nu, fainai. Gerai, greituoju būdu dar praeisiu. Matos ten tolumoj tas geltonas automobilis. Šiaip čia visas parkas. Senovinių mašinyčių akytės mergaitiškos. Pats Žaibas Makvynas, ar ne, jau toksai padėvėtas, pagyvenęs, atidirbęs, čia mums neleidžia viso vaizdo gražiai pažiūrėti. Pabandysiu patolinti. Nu, va čia jau grinai tokie iš filmuko vaizdeliai labai faini. Jaučiuosi kaip pačiam filme, kad būčiau. Aišku, čia jau tik tai tokie likučiai, griaučiai. Bet unikalus. Čia bet kur nepamatysi tokio vaizdo. Eivariukas jau radiatoriškėse mašiniuką pasikūręs iš savo parkingo. Jau bando išvažiuoti. Ar išlipsi dar? Nu ką, neatrodo čia jinai labai tokia užšvari. Nu bet radiatoriškėse kitaip būti negali. Švaru nieko nėra, kas su mašinom susiję. Servizo darbuotojas pasakytų, kad švaros čia jų darbė nėra. Mes patekome į tragediją ir Aivaras pateko į kalėjimą, vairuodamas Route 66. Nu, kas dabar bus su tavim? Nieko nebus su manim. Praleisiu paros kitas čia. O tai ką, viskas, paliekam tave Amerikoje? Taip. Na, Aivariu, kai mes išvažiuojam. Mes vis dar radiatoriškų miestelį, tai čia labai daug tokių simbolinių vietų su 66 keliu, su Žaibo Makvyno elementais. Vat vyrai jau fotografuojasi ant grafiti, prie grafiti sienos. Bandysiu jums prie zoominti va šitaip. Na ir tam pačiam miestelį dar yra vat ir tokie va gražus padaryti westerno imitacijos nameliai, kur irgi smagu ir apžiūrėti, ir nuotraukytę pasidaryti, vis kažkaip įdomiau negu tie standartiniai visokie miestai. Labiausiai mums tai sukėlė nuotaiką, pakėlė tai va šitas tualetas, nesimato durelės, nu tas tokias grinai iš filmų. Bet kas juokingiausia, tai kad su dviem atsisėdimais. Du žmonės vienu metu gali čia reikaliukus atlikti. Dar kokį dalyką vyrai pastebėjo, kad dykumuose, pavyzdžiui, indienus, Navajų teritorijoje, no drinks, no alkohol visam rajone, regione, nei parduotuvėse, nei degalinėse, nei viešbučiuose, žodžiu, jie nepropaguoja alkoholio, tai nieko negali nusipirkti iš alkoholio. Tai, nu, nieko blogo pabuvo vyrai ir be to sidriuko vieno buteliuko. Bet kam jau yra būtinybė, tai turėkit minty. Ir mūsų kelio atkarpa yra ir 66 kelyje, Route 66. Ir panašu, kad vyrai bando be manęs išvažiuoti. Kelio danga tokia nėra labai ypatinga šitam ruože, bet pravažiuoti vis tiek smagu. Mūsų ekipažas laukia prie šviesoforo ir mes turim savo kryptį. Toliau judėti 66 keliu. Route 66. Iš tikrųjų jis jau mums pasibaigė, bet dabar radom paskutinę tokį elementą, kur galima pasidaryti prisiminimui fotografijų, vaizdo įrašų. Ivariukas laimingas mojuoja. Nu ir ką, eisim pasifotkinti.
Čia galbūt pirmą ir paskutinį kartą čia esam. Nu, kaip tas 66 Road, kaip sekės vairuoti? Viskas labai gerai. Nu tai va, Aivariukas patenkintas, kaip istoriniam filme pasijuto. Pavairavę šitam kely, mes važiavom apie gal 100 kilometrų ir dabar jau sukam į Las Vegasą. Tai mūsų Road 66 jau baigėsi. Išvažiuosim jau į pagrindinį kelią link Las Vegaso. Nu, visai buvo įdomu. Šiaip nieko ypatingo, paprastas kelias, bet tiesiog filmų istorija, prie filmų istorijos prisilies buvo įdomu. We spent our days on the coast of something beautiful. Las Vegasą negrįžom, dar pakeliui turim tokią didelę užtvanką, kurią važiuojam aplankyti. Tai va, taip va, navigacijas laikom, jau link Las Vegaso eismas didėja. Tai ką tik buvom prie security sustabdyti, perklausė, ar neturim ginklų ir ar neturim drono. Tai būtų negalima jų turėti važiuojant į šitą teritoriją. O dabar atvykome apžiūrėti vienos didžiausių užtvankų vakarų pusrutulyje. Nežinau, ar visada čia tai būna, ar mums pasitaikė neapsakomo stiprumo vėjas, kuomet net telefoną sunku nulaikyti rankose. Tai man sunku suvokti, kaip čia yra žmogaus padaryta tokia užtvanka, nes realiai būnant tai aukštis ir dydis yra nesuvokiamas. O šita užtvanka pateko net į filmo kūrėjų dėmesį, nes čia buvo užšaldytas Megatronas iš filmo Transformeriai. Na, o ši užtvanka visai netoli Las Vegaso, į kurį mes jau, kaip matote, baigėme ir grįžti. Artėjant link miesto matosi didesnis automobilių srautas, kadangi jau vakarėjo ir pradėjo šiek tiek temti, tai pradėjo miestas puoštis gražiamis savo švieselėmis, bet tuo pačiu apsunkino ir važiavimą. Nors mūsų viešbutukas buvo miesto pradžioje, tai daug vairuoti ir nebereikėjo. Atvykom į savo Las Vegaso kambariuką, žodžiu, su visom šmutkėm. Aivaras man paded man tašę, aš irgi su šmutkėlėm iš mašinos viską, kol išsikrapštėm. Nu, atkeliaujam, ieškam savo kambario, o čia aplinkui vien žaidimai. Nors imk ir eik ir žaisk. Nu, žinokit, vyrai, miegosim 3 vienoje lovoje šį kartą. Grįžom į Las Vegasą ir žinokit, bajeris toks, kad mum 3 vieną lovą kambarį palikta. Tai nežinau, kaip mes čia miegotumėm 3, bet žodžiu, ką tik nuvariau į receptioną, sakau, čia tikriausiai klaidelį įsivėlė, tai davė naują raktą ir dabar visus daiktus pernešiu į kitą kambarį, kur tikiuosi bus 2 lovos, o vyrai nuvarė mašiną atiduoti. Ir mūsų kelionė tęsis jau be mašinytės. Tikiuosi, kad dar ir išsimiegosim. Arba ne, nes apačioj daug lašimo aparatų, bandysim gal kelionę atsilošti. Kambario išvaizda nepasikeitė, tik tai padaugėjo lova vieną. Nenorėčiau aš ir su broliu ir su vyru vienu metu miegoti. Gal užteks man tik su vyru.